Taip, taip, jie buvo saugiai padėti, bet Miranda iškart rado. Kas galėjo pagalvoti, kad išėjim šniukštinėti, jis mane pavadavo vos 2 dienas. Per tas 2 dienas jis spėjo viską patikrinti, Dunofai, viską, ar ne? Taip, taip. Ponia, ką žada daryti su tais čekiais? Aš nieko, jūs ką nors darykit. Aš neturiu nieko bendro su tais čekiais ir išlaidom. Ponia, ten paminėta jūsų juodosios metalurgijos įmonė. To niekaip nenuslėpsim. Dunofai, susirūpinkit savo kailiu. Atleisiu jūs, jeigu nesusitvarkysit. Dar šis tas. Nenoriu Mirandos matyti šitoj mokykloj. Pasirūpinkit. Darykit, ką norit, bet viską sutvarkysit. Bus šiokių tokių sunkumų. Miranda turi labai geras rekomendacijas. Net pats Ačamentis buvo priblokštas. Dunofai, visada galima ką nors rasti. Šitkaip. Pasistengkit, kad tas kažkas atsirastų ir greitai. Pasistengsiu, ponė. Franciskas? Blankas. Franciskas Blankas. Aš Tomo Eskūros pusbrolis. Jis irgi su mumis mokosi. Prisimeni? Ne. Neprisimenu. Gaila. Aš iš Santiago del Estero, iš šiaurės. Šiais metais pradėjau su jumis mokytis. Kai atėjau į Elito gimnaziją, tu buvai mano pirmas draugas. Apgailestauju. Nesirūpink. Sužinojęs, iš karto atbėgau tavęs aplankyti. Ačiū. Nedėkuo. Gal tau ko nors reikia? ¿Necesitas algo? Nieko, ačiū. Bueno, sí, una cosa. Nors turiu klausimą. Ar aš turiu merginą? Ar aš ką nors myliu, ar panašiai? Mane kankina kažkoks jausmas. Ne, tu neturi merginas, Manueli. Man pasirodė... Kągi. Užeik. Lalai, ką tu čia veiki? Labas, Mičia. Kas tau daros? Išprotėjai? Nori, kad tau policija iškviestų ir išmestų? Nusiramink, susipažink su mano naujuoju asmeniniu asistentu. Ką? Prastai sugalvojot, ponė, nepykit. O jūs turėtumėt saugoti savo darbą. Būtent todėl man jo ir reikia. Padėjęs popierius sutvarkyti. Tiesa, Lalai? Atiliau. Palaikyk. Ką? Neškis šitą sektuvą ir surūšiuok pagal temas ir datą. Kur man dirbti? Dailės kabinete. Užsirakink, pasislėpk. Mičia, nutilk. Eik iš čia. Prisišauksit bėdą, ponė, perspėju. Kas atsitiko? Gal jūs užkimote, kad taip tyliai kalba? Ne, kalbu tyliai, nes dabar už durų sprendžiasi jūsų ateitis, Miranda. Jūs padarėt pačią didžiausią nuodėmę. Sunervinot Bustamantę. Gana, Sonja, sakiau, kad nenoriu nieko girdėti. Dar nebaigiau. Turiu daug svarbesnių dalykų, apie kuriuos reikia pagalvoti. Galvoji apie Manuelį? Taip. Bijau, kad jis niekad neprisimins manęs ir to, ką kartu patyrė. Jis pasveiks. Manueliui reikia, kad jo tikėtum. Aš? Tu, jis manęs neprisimena. Čia ir yra geriausia naujiena. Visiškai išprotėjai. Priešingai, čia puikia proga, pasinaudok ją. Kokia dar proga? Kad Manuelis vėl tave pamiltų. Manai? Žinoma, griebk jautį už ragų. Nedrybsok lovoje apsiašarojus, taip nieko nepakeisi. Ligoninėje guli vaikinas, kuris gali vėl nuo nulio susipažinti su viena mergina. Negaliu patikėti, kad visa tai vyksta. Mieloji, tikrai vyksta. Gyvenime būna ir baisesnių dalykų. Kas gali būti blogiau už tai, kad tavo gyvenimo meilė tavęs net pažįsta? Patikėk, būna ir baisesnių dalykų. Mažutė, tau reikia pasiruošti. Sonja, einam, labai prašau. Mie blogai jaučiasi. Gana jai skaityti pamokslus. Ne, tėvelį, mes su Sonja kalbėjomės. Ji mane nuveš į ligoninę. Šiek tiek nubėgo makiažas. Viskas, važiuojam. Atsiprašau. Kas jie supranta? Neliūdė, kad Manuelis neteisingai sudėjo kaladėlės. Buvo baisu, labai nemalonu. Nenuleisiu rankų, kol jis vėl bus toks kaip anksčiau. Tikrai padarysiu bet ką.
Džiaugiuosi, kad jis tau taip rūpi. Pablai, ateik, labai skubu. Pasikark, kvaily. Labai skubu. Mes kalbam. Neatsikalbinėkit. Gerai, tiek to. Pablai, paklausyk. Mūsų išmetė iš darbo ir nesumokėjo ne peso. Ką? Kodėl? Nežinau. Negaliu patikėti. Velniai griebtų. Tai jos degalinė. Jau griebė. Ką? Taip. Mums išeinant atėjo savivaldybės inspektoriai ir uždarė degalinę. Gal čia mano tėvo darbas? Tikriausiai, klausyk. Javieras paprašė degalinės adreso. O paskui atėjo inspektoriai ir ją uždarė. Nežinau, ar jis paskundė, bet čia dedasi keisti dalykai. Yra tik vienas būdas įsiaiškinti. Manai, kad jis mane prisimins? Manuelis visada tave mylėjo. Pamatysi, nuvažiuosim ir tu įsitaisysi Manuelio palatoje. Nusiramink. Así que quédate tranquila. Štai tas skundikas, palauk. Dar nežinom, ar tikrai Javieras Serhijui paskundė. Mes su Pablu nebejojame. Kur Pablas? Turėjo reikalų. Reikalų? Pastaruoju metu jis keistai elgėsi. Nepradėk. Susikaupkim, turim darbą. Žinai, ką darysim? Ką? Įtikinsim Javierą, kad susipykom su Pablu, pasikalbėsim su juo ir išklausim. Palauk. Bus nelengva, Rozi. Aš ir nesakiau, kad bus lengva. Gerai pagalvok, ką jam sakysi. Man reikia su juo kalbėti. Eik tu. Kodėl aš savęs klausi adresu? Tu geriausias Pablo draugas. Tau tas parankų ne. Sveiki, vaikinai, gidai, galim pasikalbėti. Mes dabar kalbam. Eik, daryk, ką turi padaryti ir gerai. Einam, Laura. Nebijokite, pateisinsiu šitas praleistas pamokas ir visas kitas. Ačiū, mokytojau. Esu tikras, kad draugų būryje geriai greičiau pasveiks. Taip, aš jam padėsiu atsistoti ant kojų. Noriu jam padėti, noriu būti jam naudingas. Matau, kad labai rūpinate savo draugų. Taip. Per koncertų turą mes labai susidraugavom. Ar žinot, kad jis prisiminė vieną mūsų dainą? Šit kaip. Tikriausiai jis turi pašaukimą dainuoti. Kaip ir jūs. Klausykit, Bustamante, ar jūsų šeima pritarė jūsų karjerai? Tiesą sakant, dabar aš neturiu šeimos. Kodėl? Mano mama išvažiavo į užsienį ir gyvena su mano broliais, o mano tėvas, jis meras labai užsiėmęs. Apie mane negalvoja. Turėjau galvoje, kaip jūs su juo sutarėt, kaip bendraujat laisvu laiku. Nenorėčiau apie tai kalbėti. Kągi, tiek to. Galite eiti. Ačiū. Laura, ar tikrai? Pasakyk man, būk gera. Tikrai, gidai, tikrai. Trumpas sujungimas įvyko todėl, kad savo gėrimą išpylė ant jungiklio. O kad žinotum, kaip man palengvėjo tikrai. Kodėl to taip svarbu? Laura, tai paaiškinsiu. Maniau, kad viskas pyška todėl, kad tarp mūsų kažkokia chemija. Bet nieko nesitikėk, jokios chemijos, jokio ryšio. Ne, nieko nesitikiu. Tu man irgi nepatinki. Aš visai kitoks vaikinas. Iš tų, kuriems patinka naktinis gyvenimas, kurie renkasi kitokias merginas, su kuriuom galima paišdykauti, supranti. Aš kitokia. Naktinis gyvenimas man ne prie širdies. Man patinka mokytis. Noriu gerais pažymiais baigti mokyklą, mokytis užsienį. Puiku. Gerai, kad noriai mokaisi. Jeigu jau išsiaiškinam, einu, nes turiu reikalų. Kokių reikalų turi? Reikia pasimokyti geografijos. Rašysim iš istorijos, apsirikai? Istoriją jau išmokau. Dabar mokysiuos geografiją. Šit kaip. Aš geografijos visai nemoku. Galim kartu pasimokyti. Gerai, pasimokykim kartu. Pasimokykim. Žinai, norėčiau kada nors nuvažiuoti į Aziją. Į Aziją, taip, graži šalis, aš irgi norėčiau. Azija žemynas, gidai. Aha, gražus žemynas. Nori gumos? Žinau, kad mėgsti. Aš mokau, ko čia atėjai. Tiesą sakant, ne dėl gumos atėjau. Susitikau su gidu. Labai susinervinu. Norėjau su kuo nors pasikalbėti. Palauk, Javierai. Neišeik, nepalik manęs vieną.